Sveiki. Šiandieną darysime galbūt truputį ilgesnį video ir panagrinėsime, kaip mūsų Lietuvos valstybė šiai dienai yra visiškai neteisėta. Pateiksime faktinius įrodymus su dokumentais, apžvelgsime Konstitucinio teismo nutarimus, keletą įstatymų ir panagrinėsime, kaip visa tai susiriša su šiandieninė situacija. Kaip jau minėjau, valstybė, vyriausybė yra neteisėta, visa jos sudėtis yra neteisėta, todėl ir visi įstatymai, įstatyminiai aktai, nutarimai, įskaitant karantino nutarimus, viskas, kas susijęs su kaukėm, taipogi įskaitant nepaprastosios padėties nutarimus, visa tai yra neteisėta ir nevykdytina dėl to, nes mūsų valdantieji neturi teisinių įgaliojimų. Tai pradėkime nuo laisvaslaikraštis.lt straipsnelio. Jis sako, Skvernelio grupės asmenų apsimetinėjimą vyriausybė privalo užkardinti Lietuvos prokuratūrą. Labai gera antraštė, labai tinkanti. Na ir panagrinėkime, ką jie čia sako. Tai Zigmas Vaišvila Lietuva be vyriausybės. Būtina skaityti ne tik žiniasklaidos pranešimus apie valdžios nutarimus, bet ir pačius nutarimus. Perskaičiau Konstitucinio teismo nutarimą 28 dienos, čia yra numeriukas, kuriuo pripažinta, kad konstitucijai, konstituciniams atsakingo valdymo teisinės valstybės principams prieštarauja. Ir čia šitie du punkteliai, mes jūs truputėlį vėliau panagrinėsime pačiame nutarime. Tikrai visiems rekomenduoju pasiskaityti šitą straipsnelį, arba tiesiog žiūrėkite šį video ir viską mes išnagrinėsime. Taigi, panagrinėsime ir prezidento dekretus, bet va čia Zigmas Vaišvila yra paminėjęs, kad po prezidento Gitano Nausėdos išrinkimo nesikeitė nei vienas 17-osios vyriausybės narys. Visa 17-oji vyriausybė grąžino įgaliojimus Respublikos prezidentui, o šis 2019 metais Liepos 12 dienos dekretu juos priėmė, tad neliko visos 17-osios vyriausybės. Būtent dėl to 17-osios Liepos dekretu Respublikos prezidentas Seimui pateikė svarstyti Sauliaus Skvernelio kandidatūrą į ministro pirmininko pareigas. Tai yra skirti ne 17-osios, bet naujos vyriausybės ministrą pirmininką. Tai čia kalbama yra apie būtent šį Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos dekretą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės grąžinimų, įgaliojimų, priėmimo ir pavedimo laikinai eiti pareigas. Tai yra 2019 m. Liepos 12 dienos nutarimas, dekretas, numeris 1K.1, pirmas straipsnis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 92 straipsnio 4 dalimi, priimu Lietuvos Respublikos vyriausybės grąžinamus įgaliojimus ir pavedu Lietuvos Respublikos vyriausybei laikinai eiti pareigas. Štai parašiukas ir mūsų prezidentas. Toliau, kas nutiko? Po 23 dienos Seimo pritarimo nutarimu Respublikos prezidentas 2019 m. Liepos 24 dienos dekretu paskyrė Saulių Skvernelį ministrų pirmininku. Tai yra naujos vyriausybės vadovo, nes neįmanoma 2 kartus paskirti tos pačios vyriausybės vadovą. Ir pavedė jam sudaryti vyriausybę. Tai yra nauja, bet nepakeisti ankstesnės vyriausybės sudėtį. Ir pateikti ją tvirtinti Lietuvos Respublikos prezidentui 2019 m. rugpjūčio 7 dienos dekretu Respublikos prezidentas patvirtino naujai paskirto ministro pirmininko pateiktą 14 ministrų sudėties inkorporė visą vyriausybę. Tai yra paskyrė naują 18-ąją vyriausybę, o ne pakeitė 17-os vyriausybės sudėtį. Tai štai čia vėlgi mes matome tą dekretą dėl Sauliaus Skvernelio skyrimo Lietuvos Respublikos ministrų pirmininku. Tai yra 2019 m. Liepos 24 dienos numeris 1K.18.
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 4 punktų, 92 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą, skiriu Saulių Skvernelį Lietuvos Respublikos ministrų pirmininku. Pavedu Lietuvos Respublikos ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui nemažiau kaip per 15 dienų sudaryti Lietuvos Respublikos vyriausybę ir pateikti jos sudėtį man tvirtinti. Vėlgi turime parašą, toliau skaitome. Tad nėra nei vieno Respublikos prezidento dekreto, kuriuo 17-ąjai vyriausybei, gražinusiai savo įgaliojimus Respublikos prezidentui, būtų leista tęsti veiklą. Pagal konstitucijos reikalavimus Respublikos prezidento dekretais buvo suformuota nauja vyriausybė. Tačiau Seimui ji nepateikė savo programos, o Seimas tokios ir nesvarstė. Tad 18-oji vyriausybė, pati save pasivadinusi 17-ąją, veikė be konstitucinių įgaliojimų. Kaip tai nutiko, kad ne tik Seimas ir Respublikos prezidentas daugiau kaip metus to nematė ir nesuprato, bet kad ir Konstitucinis teismas to nepastebėjo. Tai vat būtent šitą vietą mes irgi panagrinėsime, nes Konstitucinis teismas nepastebėjo. Toliau mes turime nutarimą Konstitucinio teismo. Tai yra rugpjūčio 28 dienos. Tai yra būtent dėl šios neteisėtos veiklos sprendimas ir mes jį panagrinėsime dabar. Tai yra numeriukas KT152, N12, pasvaras 2020, rugpjūčio 28 dienos 2020 metų. Taigi, dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto 198 straipsnio Lietuvos Respublikos Seimo 2019 metų rugpjūčio 20 dienos protokolinio nutarimo numeris dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos vyriausybei suteikimo iš naujo atitikties Lietuvos Respublikos konstitucijai. Čia yra teismo sudėtis ir dabar mes paskaitysime štai čia. Ištirti, ar Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 67 straipsnio 7 punktui, 92 straipsnio 5 daliai, 101 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui prieštarauja Lietuvos Respublikos Seimo statuto 198 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo 19 metų rugpjūčio 20 dienos protokolinis nutarimas, čia numeriukas, dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos vyriausybei suteikti iš naujo. Tai kas tas 198 straipsnis? Svarbiausia vieta yra pačioje, nes mes čia randame nutarimą. Taigi, pirmasis punktas nutarimo sako, pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo statuto 198 straipsnio 2, 4, 6 dalyse nurodytas įgaliojimų vyriausybei suteikimo iš naujo, kai pasikeičia daugiau kaip pusė ministrų teisinis reguliavimas tiek, kiek pagal jį tuo atveju, kai vyriausybės programos pakeitimai nėra padaromi, Seimui nėra pateikiamas Seimo nutarimo pritarti vyriausybės programai projektas ir įgaliojimai iš naujo vyriausybei nėra suteikiami, Seimui priimant nutarimą pritarti vyriausybės programai prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijos 5 straipsnio 2-3 dalims, – 67 straipsnio 7 punktui, – 92 straipsnio 5 daliai,
101 straipsnio antrai daliai. Konstituciniams atsakingo valdymo teisinės valstybės principams. Ir antras punktas – pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo 19 metų rugpjūčio 20 dienos protokolinis nutarimas dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos vyriausybei suteikimo iš naujo prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2-3 dalims. (67 straipsnio 7 punktui) (92 straipsnio 5 daliai) (101 straipsnio 2 daliai) konstituciniams atsakingo valdymo teisinės valstybės principams. Tai štaigi, mėlyjeji, Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas, aukščiausias teismas mūsų šalies, nusprendė, kad būtent tas protokolinis nutarimas dėl įgaliojimų Lietuvos Respublikos vyriausybei suteikimo iš naujo prieštarauja mūsų konstitucijai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kadangi visas Sauliaus Skvernelio ministrų kabinetas atsistatydino ir atidavė įgaliojimus prezidentui, o prezidentas šių dekretų skyrė Saulių Skvernelį ministru pirmininku, tai nors ir vyriausybės programos pakeitimų neįvyko, Seimas vis tiek turėjo svarstyti, nutarti ir priimti vyriausybės programos projektą ir taip suteikti įgaliojimus iš naujo vyriausybei. O tas, mėlyje, neįvyko. Taigi, nuo 2019 metų Liepos mėnesio mūsų vyriausybė veikia neteisėtai ir visi jos leidžiami įstatymai, įstatyminiai aktai, nutarimai ir taip toliau yra neteisėti ir nevykdytini, įskaitant viską, kas yra susiję su nepaprastąja padėtimi, kaukėmis, įvairiais nutarimais dėl karantino ir taip toliau. O dabar judame į priekį. Taigi, čia yra 2020 metų, jau gruodžio 11 dienos straipsnelis. Antraštė: Seime prisiekė premjerė Ingrida Šimonytė ir jos išrinktieji ministrai. Tai dabar aš jums įrodysiu, kaip visa šita nauja vyriausybė, kuri yra prisiekusi ir kuri tarnauja nuo gruodžio mėnesio, yra taipogi neteisėta ir negavusi įgaliojimų. Kas reiškia, kad visi jos nutarimai, įsakymai, įstatymai, įstatyminiai aktai ir taip toliau yra neteisėti ir nevykdytini. Tai pradėkime nuo to, kad Seimo pirmininkė dabar yra šis žmogus, Viktorija Čmilytė Nilsen. Ir dabar aš noriu parodyti, kad jos priesaika yra neteisėta. Kviečiu prisiekti išrinktąją Seimo narę Viktoriją Čmilytę Nilsen. Aš, Viktorija Čmilytė Nilsen, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą. Prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Taigi čia yra jos Seimo nario priesaika, įvykusi 2020 lapkričio 13 dieną, kada buvo prisaikdintas visas naujasis Seimas. Ir jos priesaiką priima šis žmogus. Tai yra Dainius Žalimas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas. Dabar labai svarbu yra paminėti vieną dalyką, vieną faktą.
Čia mes matome Lietuvos Respublikos konstituciją ir 103 straipsnis sako, Konstitucinį teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami 9 metams ir tik vienai kadencijai. O 108 straipsnis sako, kad Konstitucinio teismo teisėjo įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimų laikas. Dabar greitai žvilgtelėkime, kada Dainius Žalimas, pirmininkas, buvo paskirtas į Konstitucinio teismo sudėtį. Tai yra svarbiausia dalis šiame aprašyme. 2011 m. kovo mėnesį jis buvo paskirtas Konstitucinio teismo teisėju. Taigi, būtent šiuo metu, kada jis priiminėjo visas Seimo narių priesaikas, įskaitant ir Seimo pirmininkės priesaiką, šių metų lapkričio 13 dieną jo įgaliojimai jau buvo pasibaigę. Todėl visos šitos priesaikos yra negaliojančios. Čia yra Lietuvos Respublikos Seimo statutas. Ir kągi sako 4 straipsnis, Seimo nario priesaikos priėmimo tvarka. Seimo nario priesaiką priima Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas. O šis pirmininkas, mylieji, jo įgaliojimai jau yra pasibaigę. Taip, kad visos šios priesaikos yra negaliojančios. Remiantis viskuo, ką aš išdėsčiau, visi naujos vyriausybės potvarkiai, įstatymai, nutarimai ir įstatyminiai aktai yra neteisėti ir neprivalo būti vykdomi. Visi, kas vadovaujasi tos valstybės leidžiamais įstatymais, vykdo nusikaltimus. Taipogi verta paminėti, kad ministro pirmininko ir ministrų prisaikdinimas šiek tiek skiriasi. Čia mes turime Lietuvos Respublikos vyriausybės įstatymo 7 straipsnį, priesaikos tekstą. Ministras pirmininkas ir ministrai prisiekė Seimo posėdėje. Į šį posėdį kviečiamas Respublikos prezidentas, priesaiką priima Seimo pirmininkas. Taigi naujasis ministrų kabinetas prisiekė Seimo pirmininkui, kuris prisiekė Konstitucinio teismo pirmininkui, kuris jau buvo netekę savo įgaliojimų, todėl visos šitos priesaikos yra neteisėtos. Ir jie savo pareigas eina neteisėtai ir daro nusikaltimą. Taigi, baigiamasis mano komentaras būtų toks, kad ir Sauliaus Skvernelio valdžia, ir Ingridos Šimonytės valdžia veikia neteisėtai ir be įgaliojimų. Todėl šiai dienai visi jų nutarimai, įstatymai, įstatyminiai aktai ir taip toliau yra neteisėti ir nevykdytini. Ir visi, kurie vadovaujasi šiais leidžiamais įstatymais ir įstatyminiais aktais, vykdo nusikaltimus. Tai dar kartą rekomenduoju pasiskaityti šį straipsnį. Nuorodą jūs rasite po šių video. Tikrai labai išsamus ir geras straipsnis. Tai tiek šiandieną norėjau parodyti jums. Tikiuosi atvėriau akis bent keliems žmonėms dėl to, kas vyksta mūsų valstybėje. Tai yra tikrai rimtas reikalas ir kiekvienas turėtų sunerimti tuo, kas ateina 2021 metais. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, nepatingėkite ir paspauskite like, pasidalinkite su draugais, padėkite budinti tautą ir skleisti šią informaciją. O šiai dienai tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.